Sveiki draugai, dar vieną seriją ir ją norėčiau pradėti nuo trumpos apžvalgos, kaip man sekasi pirmą 1000 km važiuoti su savo Toyota Corolla Cross. Tai va, tai turim ridą 934 tūkstančius ir turim vidutinės sąnaudas 5 litrus 100 km. Žinant tai, kad orai dabar jau šiek tiek pravėsia, tai manau, kad 5 litrai 100 važiuojant įvairiais režimais nėra tikrai daug. Gamintojas panašiai deklaruoja ten tarp 4,9, 4,8 iki 5,3. Sakykime, aš turėjau šiek tiek užmiesčio, šiek tiek miesto, porą gal, sakykime, didesnių išvažiavimų į užmiestį, kur greitis didesnis, dar vasarinis greitis, tai iki 130, na, aišku, 130 nelaikiau, iki 110-115 važiavau. Tai va, tai sąnaudas žodžiu fainas. Mūsų kita Corolla Cross, ta, kur prieš faceliftą, balta, su kuria rūta važinėja ir kurią dabar jau pardavinėjom, jos degalų sąnaudos yra 5,8. Čia yra 5,0. Tai 5,8 tai yra važinėjant visiškai paprastai, be jokių, sakykime, ekonomiško vairavimo triukų. Tiesiog rūta įprastai su ją važinėja, aš ten tą mašiną kartais pasiemu, tai aš gal ten šiek tiek dar su ekonomiškumu pažaidžiu, bet rūta iš esmės tai važiuoja taip, kaip tiesiog tradiciškai, standartiškai, normaliai, paprastai. Ir ten 5,8. Aš važiuoju, taip stengiuosi važiuoti ekonomiškai, taupyti, kur ten reikia ant pavaros parėdį, pasigeneruoja energijos, taip toliau, ten, ta prasme, laisvo, kai kur net įsimušų būna. Ta prasme, pataupau. Ir tarp mūsų su rūta rezultatas yra nepilnas litras. Ta prasme, tai gal tą mašiną sutverta važiuoti ekonomiškai, aš nežinau, bet jeigu aš stengiuosi važiuoti ekonomiškai, gaunas 5 litrai, jeigu rūta stengiuosi važiuoti ekonomiškai, gaunas 5,8. Aišku, tie 5,8 jau yra užsifiksavę per 505 su viršum 1000 km, nes mes niekad nenulinom. Mano yra 5 litrai užsifiksavę per 1000 km. Irgi nenulinau. Tai čia dar, sakykime, tas rodiklis gavus daugiau autostradų didesnių greičių gali kilt, gavus daugiau miesto gali šiek tiek krist, nes hibrido esmė ir yra turbūt, kad miestinis režimas, kai tu startuoji iš elektros, stabdymo metu prisigeneruoji elektros, paskui kruizinį nedidelių greičių iš elektros, tai vat esmė to važiavimo turbūt yra ten ekonomiškiausia. Užmesti tu tiesiog važiuodamas tuo įprastu kruiziniu greičiu, tos elektros neprisigamini iš niekur, tik tai kiek variklis pats pakrauna šiek tiek elektros baterijas, o pakruizinti ten 100 su viršum, turbūt iš elektros nepakruizinsi. Tai va, tai esmė tokia, tai skirtumas 0,8 litro, kas eurais pavertus, tu sakykime apie eurą grubiai, tai euras per 100 km, 10 eurų per 1000 km, 100 eurų per 10 000 km ir 1000 eurų per 100 000 km. Tai, sakykime, važiuojant 100 000 dviem režimais, tai yra stengiantis taupyti ir važiuojant tiesiog įprastai, skirtumas 1000 eurų. Ar 100 000 km jūs norėsit važiuoti, ieškodami visų ekonomiškumo pagrindų, stengtis, kur įmanoma ten rekuperuoti, kur įmanoma ten prognozuoti. Nu, manau, kad neturėsit tiek kantrybės važiuoti visiškai tokių ekonominio vairavimo principų grįstų važiavimų. Manau, kad norėsit važiuoti tiesiog įprastai važiuoti, tai realiai per 100 000 km tik tai 1000 daugiau išleisit ant degalų, jeigu važiuosit visiškai paprastai. Kitas dalykas, žiemą, kadangi šitos mano sąnaudos, nu ne žiemą, bet va dabar va, kur važinėjau tos 1000 km paskutiniu metu per 1,5 savaitės ar 2 sukau, tie kilometrai sukti va dabar jau esant tokiom vėsiom oro sąlygom. Tai reiškia, kad ryte atsikėlus automobilis išvažiavęs, jis iš karto nepaleidžia hibrido, jis iš karto važiuoja dar ant benzino, nepaleidinėja hibrido, nes baterijom yra per šalta ir tik tai tada, kai sušyla šiek tiek variklis, pradeda pasileidinėti hibridas. Tai va, tokių rytų šaltų, sakykime, yra. Ir tas hibridas ne iš karto pasileidžia, o ypač jeigu važinėjat kažkur trumpais atstumais, tai gali būti, kad jums ir tas hibridas visai nepasileis. Jeigu, tarkim, nuo namų iki darbo jų mieste ten 2 km, tai turbūt, kad sušaltų beveik ir nuvažiuosi tuo motoru.
Bet jeigu ten kokie 2-3 kilometriukai ir taip toliau pradeda šilti motoras, hybridas pasileidžia, jau viskas tvarkoj, galima kruizinti iš elektros po miestą. Tai va tokie esminiai skirtumai, ką dabar pamačiau, dabar šitos kelionės. Ką tik važiavau namo 4,1. Vidurkis tai irgi va taip ramiai savo kažkur, tai su eko visais principais ir bairiais važiavau. Geras tos sąnaudas. Tai va, šita Toyotėlė mano 5,8, šita Toyotėlė mano kol kas 5. Aišku, jeigu kūreni mašiną, šildai mašiną, tu prasme, tai benzas dega, degalų sąnaudos didėja. Bet, kol kas labai tokių rytinių šildymų mašinos nedariau. Labai anksti niekur nestartuoju, tai saulė nutirpdo langus, o yra ir dar vienas momentas, apie kurį papasakosiu turbūt gal kitam ar dar kitam video, kaip pasidaryti, kad mašina jau būtų šilta, dar gulint lovai. Aišku, degalų prasme mes išleisim kokią stiklinaitę benzino, bet komforto prasme įlipsim į šiltą mašiną. Tai va, ateity sužinosite apie tai. Tai kaip matot, kirpyklą pagavo. Buvau pas savo kirpėją, grožio salone Lolita, sutvarkė pričioskę, nes jau šalma nebetilpo. Tai va, šiandien videkas toks iš paruošiamųjų darbų rytojaus tai pakatuškį pasivažinėjimui su Audi pakruojo trasoj, bet yra ir kitų reikalų, tai reikia šiandien nuvažiuoti į Egzotiką, susimontuoti kendas, kurias mes užsisakėm pas Aivarą Egzotikoje. Varom greitai ProBro Expressą, Panevėžy Klaipėdos gatvėj, visi puikiai žinot kur, čia važiuojant link Šiaulių pusės ir prie Orlen degalinės šalia turim ProBro Express. Tai va, varom greitai įlendam į tuneliuką ir tuomet į Egzotiką keist padangėlių ir tuomet pas Nerką kalbėt, kaip pavyko paruošti Audi rytojus pasivažinėjimui. Nu va, kiek mes čia laiko užtrukom. Mažiau nei 2 minutės. Sirp dabar nesirpsim, nes nieko labai mes neprimindėm. Mums dabar reikia tik tai nusimti nuo galinio valytuvo tą maišiuką, kurį tradiciškai čia uždeda kolektyvas. Tai ir pažiūrėsim, kaip nuplovė mašinėlę. Labai greitai, ta prasme, greitai, gerai, patinka man, sakau. Nebesinori jokias geltonas, mėlynas ar žalias plovyklas važiuoti. Nu va, pasižiūrėkit. Gražu. Ir kas ten sakė, kad posparnių kažkam neišplauna. Nu blemba, gerai išplovė posparnius. Mačiau komentaruose praeitų video, kad posparniai tipo neatsiplauna. Nu ką žinau, nu. Buvo žvyriniai, buvo purvini, bet atplovė man. Nežinau, tai gal pas jūs labai koks automobilis sužemintas ir per tarpus tiesiog vanduo nepraeina iki arkų, bet man tai viskas čia praeina. Ką žinau, nu. Tai va, žodžiu, lekiam dabar į Egzotiką pas Aivarą ir montuosim kendutę savo. Nu va, jau nuimta viskas, pažiūrėkit, kaip viskas nauja, kaip blizga, kaip gražu. Nu va, ledas Toyotėlė. Tai va, ant tų ratlankių dėsim kitas padangėlės. Čia sąrašas, kas kada važiuoja, kas kada deda, va. Aurės apirks kendą. Kenda kažkur dinga, nieks neranda kendas. Kur kenda? Dinga. Išpirka gal visas kendus, negali būti. Man atrodo, Egzotika išpirktas kendas. Va, mano kendas. Kendauskenės. Va, pačias geriausias. Va, ir mano kendauskenės. Šitas? Šitas. Šitas. Sportinės, lenktyninės. Mes jau pas Nerkutę. Nerka jau ruošia autobusą, krauna rydenai
Zipa visokių daiktus. Labus! Slūks labai aptaškys. A benzinkai kvepi visur. Labai sveiks aptaškys. Veids? Ne, nu kaip priklauso mechaniorai. Vėliau, Labus, ką darai? biškai čia varikį rinksiu. Kokia čia? Mėrsą. Kokia čia mėrsa? Dyzelė. Toks mažas. Jau, 2.1. 2.1. Tai kas per kubatūrą? Vėl turbino. Nei 2.5, nei 1.9. Twin turbo. 2.1. No. Supratau. Kas jiems čia negerai? Alkūnė buvo užvelta. Tai daug remontą. Tai jau viską turi, tik dabar rinkti reikia. Supratau. Nu ką, Žiūrėk, galas kaip naujas beveik. nu, nesakyčiau, kad baisnau gražiau, bet... Viskai cekabiau. bet Landžironis vis dar kiemi. Vis dar kiemi. Jo, žinai, biškai greituoju būdu įpsiu. Bliūd sulūžis. Tegu būn. Skirmans matas. Nieka tegu buntas, bliūdas čia vienu žodžiu ir ką, mes vis tiek čia mums galas nieka neduoda. Gal mums nieko neduoda. Žiūrėk, kaip prieks iš tada atrodo. Prieks, tai prieks, tai realiai kainuojas. Praktiškai galime net negaminti naują projektą. Jau atitampė šitą. Gal, tai pasidėjau, viską pasidariau. Nu va. Viskas, galim startuoti, viskas. Šiaip buferiai tie vis net nebesidės, nebereikčiau. Nebeturim ką dėti, Ai, nebeturim? Tai va, neturim ką dėti, nes anuos pasiliekam kitiem metam, tai gal nelaužom. Nelaužom. Tai dabar kas darėsi dabar kokie darbai, kad važiuotų? Kas, kapotai sparnai, šitie visi įsilyginti, reikėjo čiučių, tai aišku, Landžerono neatsitampiau, susidėjom variklio pagalvės, greičių dėžę pagalvės, susidėjo, biškai pasikėlė į savo vietą, atsistatė. Nu, bet tie visas konstrukcijas. Tai radiatorius buvo numuštas, ne? Ne, ten buvo šlanga tokia, prapjojo generatorius. Generatorius nusprogo, vienu žodžiu, generatorių darėm, vairas stiprintuvas buvo dingęs, irgi šitą padariau. Nu, tai tuos dalykus, kur priekis, kas daugiausiai nukentėjo, tas ir susitvarkėm. Keleivės saugos diržas veikia normaliai? Jo, veikia, jau langų apiplovimą padariau, viskas veikia dabar. Tai, Vežiausim žmonės. jo, sėdėm, lekiam ir visi, numazgojau dar prie to pačio. Irkutį, šalmą tu turi? Ne. Neturi. Aš turiu, bet tas vaikiškas pas man, žinai. Tai reikia, kad žmonėm, kad šalia važiuot, kad užsidėt. Jo, neturiu, žinok, aš šalmą. Tai netiks tas tavo vaikiškas. Nežinau, ten gal ir tiks, netiks, bet gali, žinai, galvai nedidelė, ten kantijonas, galvytės mažytės. Nu pagalvosim kažką, nes reikia rytoj šalmą, kad turėtų žmonėm kažką uždėti, žinai, nes be šalmo nepaleisim. Ką, žinau, kaip ir Tomai, viskas kaip ir gerai, žinai, tai aišku, tas biškiratas atsistatė, kiek įmanoma, čia per traukę linko. Ai, čia tiek jau nebežėsim. Nebežėsim, užteks. Šlapia bus, ne taip dėl padangas vis tiek. Nu. Jo, svarbiausia, tu pasivairuoti ir viskas, o kas toliau liečia, nu ką, žinau, Tomai, nu viskas atėjo paskutinioji. Taip. Tai va, tik aišku, motorą neuždraudžiam iki galo, nes vis tiek... Ne, dėžę motoras tegu lieka. Nu. Jo, tai čia viskas kaip... Aišku, mes motorą kitą naudosim, bet nu šitą parduoti galim, bet kada tai. Jo, šitą galima. Kam reikės 4-2 motorų, tai vienas va tas, kuris dabar lėkia ir vienas tas, kuris buvo pakaitintas ramygalai, bet jisai normalus, veikiantis tik tiek, kad reikia tarpinės nepasikeisti. Jo, tarpinės, nu vis tiek apie galvos reikia lūptis ir žiūrėti, kas ten yra iš tikrųjų, gal ir tarpinės prasipūtė. Nu ir jo, nes aš nebejoju, kad galva bus kiaura, nes per tarpinės daugiau. Nu, matysim, čia išadysim, žiūrėsim. Tai va, tai yra 2-4-2 motorai iš S6 C4. Tai jeigu kam yra reikalas ar noras kažką konstruoti ar dėti į originalą, tai galite kreiptis, nes mes einam prie kitą motorą. Tai nėra, dabar su tuo modeliu, kur parsivežėm iš Mažeikių. Jau reiklų pabiški viską, nes žmogus dar kitą savaitę nunešti. Šitą savo važiavimo nusimetam ją kažkur šoną, tada aš tą įsivarau ir lūpam greitai išardom ir viskas. Šitą šoną, nebeturėjau aš laiką iš tikrųjų. Ne, taip. Nu, lėk ten ir čia pribėgti ir čia reikia. Bet čia mersai maišas, suskės 2.1 motorais. Viskas čia viena. Šitas mers mano, tik reikia investuoti, padaryti. Taigi setą turi dabar. Ai, gersė toks jis. Gersėt? Vada, praeistėka sakė kiaurai. Va, linkėjimai Vaidai, mano broli. Paėmėm iš jo setą seną altėją ir nuvežėm jiem Hyundai'ų. tą, kurį ruošiam ir va, ir nėra, kad dabar nusipirka iš mūsų setą. Važinėjai patenkinti. Labai geras, jis smarkūrą nevalga. Nevalga? Ant orą važiuoja. Ant orą, 4,5 litrą. Nu, sakau. Karoči, valga 2.1 kaip to kubatūra 2.1. Jis valga 2.1. Tai gerai, tai ką, tai tada zipai, ką, visi susimėsim kažkokius padangas. Susimėsiu šitos zipus. Lengvai kažkokius zipų, daug padangų, nu, važiuoklas biškis dėsim. Padangų tai reikia, žinai, pramušim paskui, kad nebūtų. Taip, aišku, kaip ir standartiškai. Tai tiesiog kaip ir važiuojame į varžybas, susidėsim ir viskas. Čia tavos autobuso vietos yra, mes turim. Tai manau, kad nebus problemų. Supratau. Kaip tu galvoji, gal rytoj, 9 valandą išvažiuojame iš čia?
Tai jeigu mums būti po 10, tai manau, kad galim iš čia išvažiuoti kokią 9, to dar kūrą užsipilti, ramiai kelius nusipirkti, dar kažką. Tai galim iš čia 9. Jau pajudėti iš čia. Nu, tai aš galiu tada tave pagriebti, gal tau nereiks varyti mašinas. Jo, tai nereiks varyti mašinas, bus pakainiausia. Nes kam čia prisivarysim tų mašinų ir čia numesim potom. Nu tai aišku, čia dėl šitą... Susigalvosim tai čia, žodžiu, vakaras ilgas. Nu, Hebra, rinkitės rytoj, bus smagu tikrai, kuo daugiau dalyvių susirinks parsivažiuoti visiems. Čia jau rašė man keli, kad oi, čia lietų žada. Tai čia ir vienintelis dalykas, kurio mes negalim pakeisti. Oras. Ta prasme. Prieš kamtą nepašokinėsim. 2 palapins paim. Paim maną, paim karūną, sujungsim, turėsim didelį boksą palapininį, kad žmonės... Ir matot, kaip išleis iš starto, tai neleis iš karto visus į krūvą. Ne, po vieną. Vieną išleis, važiavo jo intervalais ir tikrai viens kitą nenubuzosit, aišku, jeigu lenkimo momentu eisit, nu tai taip, nusibuzosit, bet taip tai čia nematau jokių problemų. Ne, šitas lėtas, tai čia dzin, kaip sakau. Skiečiai yra. Atsigavo, ne, mašina? Atsigavo, nu. Teka, čia biškai papjaustit. Tai gal nedarom tą projektą, dar kitą metą palė. Ne, eik šikrint susisukus, biškai užleivų, nebeapsimok. Strausk man siūlė TT su V8 gaminti. TT. Tai gali ir gaminti, jeigu nori. Aš norėčiau pažiūrėti, kaip jam ten seksis, per kiek metų jis padarys. Nu, Vokietis vienas yra padaręs, dabar laimėjo antrą vietą. Žinau, mačiau, viskas ok. Vokietis jisai darė, kol pasidarė, o mes turim laiką neturėsim. Mes jau esam nusprendę savo ir viskas. Mums geriausia yra dėti viską, kas yra boltonų, nes kai gaminti pradėsim, tai... Nu, tai faktas. Tas nelaiks. Pagal mano laiką irgi reikia žiūrėti pagal darbus ir taigi ne visą dieną, ne kiekvieną dieną aš galėsiu čia sėdėti, žinoti, tai va, o čia kai mes visą tą kėbulą turim skaityk paruoštą, nu, tai mums tik permesti ir lankus sudėti ir elektros instaliaciją susimesti viskas, tai čia yra paprasčiau, manau. Tai va, tai ačiū Žilviui už pasiūlymą, nes Žilvinas ir kėbulą pasiūlė TT dovanų, bet žodžiu, mes nelabai norim įsivelti tą kūrybą, mums geriau biškai paprasčiau, nes, nu, neturim tam labai didelių laiko resursų, nu, to prasme, taip. Nieka. Gerai taip, o dabar lėksim su garbanotais sparnais. Toks sparnas kaip gerai atrodo užgarbanotis. Kviliūno darbas. Bagažinė atsidaro jau. Atsidaro jau? Aišku. Tai va, tai žodžiu, lėksim su atidarytų galiniu dangčiu. Ne, uždarytis dabar. Ne, atviras. Langas atviras. Ventiliacija. Tai va, prilis į džakuzį galėsim pavaržybų šokti maudytis. Tai gyvys kilalą išbėgs vanduo. Tai va, tai žodžiu, iš pasirašymo tiek, rytoj ryte tada kylam ir pasimatom jau iš Klovainių, žiūrėsim koks oras, alis, anelis, amumdzin, mesgi nesu kabrelėtų, ane? Aišku, kai liks dar smarkiau, slėdinėsim. Slėdinėsim, tai va, keliamės į rytojus rytą. Labas rytas, lietingas rytas, neįsivaizduojat, kas daros kieme. Nu kaip, ruduo daras, lietus lyja, oras toksai, sakykim, dėl kurio kai kas nors atšauktų gal renginį, o mes nieką neatšaukiam ir varam vis tiek, ne, Nirka? Aišku. Dzinum tas lietas. Pasibuzosim. Pabuzosim audį, pasibuzosim vieni kitus. Tai va, kraunamės palapinės ir lauksim Tomuko su tralu, pasikraunam audį. Tada Orlenio dar pasiemam česnelę gioką ir viskas, kylam pakruojai pasitaškyti po balas. Su jumis, bičiuliai. Tikiuosi, kad jūs atvažiuos, kad galėsim pasivažinėti kartu. Nu, bus šlapia, bet labai smagu. Viskas, audė ant tomelio tralo, šokam į buziką, varam iki degalinės, susižiūrim kūrus kelius ir paimam česnelį ir kilsim. A, ne? Aišku. Dir. Atvarėm ir kai visą laiką pasitink mus traukinys. Jo, labai gražu pažiūrėti, nes kiekvieną dieną matom. Gerai, gal per tą laiką lytnas tuos, nes yra kas labai krapnoj dėl to, kad lietsly. Nes cukriniai ištirps. Na. Padarysi, taigi dabar šiandien. Rašo, narytą skambina, ar čia nebus atšaukta. Nu tai jeigu būtų atšaukta, būtų ir paskelbta, kad atšaukta. Dėl oro atšaukti varžybs. Saremos ralis, pavyzdžiui, Estijai, kai vyksta. Tu durns, 3 dienas lietsly, nu. Ko jis sustoja? Ką jis sustoja? Jis sustoja, nes na pervažą pasileistų. Tai ką, Saremos ralį atšauks, nes lietsly, nu, durns. Taigi svarbiausia yra nuotaikėlė, o ne oras, nu. A ne? O aišku, eik aš tada įsirengsinam. Nuogisai sakė. Čia, kad buvom va. Ką tas čia daro?
Matėt, kada nors važiavo traukinys ir staigiai atgal patajo. Bet man nėra, visą laiką kyla klausimas, kokį sankabą ir pastraukinį, kad neprabuksuoji tokį krovinį pajudinti. Nežinau, mašinistų reikia klausti, kokios ten Bet rimtai, nu kokia gali būti sankabą pastraukinį, kad... Įsivaizduoju, seniau, gal čia kaip, nebus rotoris, aš... Čia jis apsigalvojęs atgal varo. O kaip garvežė būdavo? Kokia irgi sankaba? Tai va, kokį sankabą pastraukinį. Jeigu kas nors žinot, kokia sankaba yra pastraukinį, parašykit komentaruose. Jo, daug gausiu Nes ta prasme, pajudinti ten 300 tonų ar ten 1000 tonų. Gal keramikinė idėja. Ir mechanikė, žinai, pirm. Tas... Sikvencinė. Tai va, laukiam, kol tas špinčpelis pasitrauks, nes iš suda važinėja. Gal bėgius pasikeitė iš vienų į kitus persistūmė. Užrūdyje buvo, bando dabar sušveisti. Dalyvius rinkims prasuktas. Normaliai. Daugiai, praeitgis. Pas tuos, kurie nevairuoja, ne tik dalyvius rinkims jau prasuktas. Tai va, tai žodžiu, šoksim į mašinėlės, važiuosim palakstyti po trasą, bus klientų pavežiosim. Tai va, žodžiu, bus smagu. Tai kiek myžinė? Tai iš 28 išregistravusi atvažiavo 8, man atrodo. Tai 20 yra slabako. Nu, da vienas pakeliui liktai. Tai va, tai... Nežinau, tai bėgi vandens. Oras blogas. Tai va, mum oro bloga nėra, tai mes, žodžiu, turim va. Jeigu kalifontas ištemps iš kur, jeigu jau nepravažiuosim ten tų posūkių kokių. Viskas, turbūt, kad prasibriefingavom, aptarėm su kolegom, kai mes čia važiuojam, kad nebūtų bardako, nes nei laikų nematuojam rezultatų, nei starto pozicijų iš krūvos jokių. Ta prasme, open track day. Atvažiavai, pasivažinėt, prasivažiuot, pavežiuot draugą, kolegą, bičiulį. Tai va, tai kol kas žiūrėsim, gal ir fanų kokių mūsų atvažiuos, kažką pavežiosim, o kol kas varom prasukti porą ratų patys, pasižiūrėti kaip trasa, kaip danga. Susirinko daug? Ką? Daug susirinko? Ne, 8 gal mašinas. Turėjo būti 28. Tu jau ten jį sugyvenimą.
dirba visai, jinai. O, ką darysiu? A tai ką, jį galim padaryti, kad dirbti? Nieko, nu ką, kad drėgmės tu prigauna ir viskas vegas. Skylę uždengiau. Skylę uždengi, bet dar stogiai ir vieną skylę. Aš sakau, kad lyja. Biškilys. Bet niek. Balos nėra, nebus kur sustoja. Viskas gerai. Akuma priveržiai? Jo, tai būtum neusikūris. O, kad sanka pupėti. Jo, sankaba tai pakvėpė biškį. Nu, fanai atvarė netuščiom, pažiūrėkit iš karto. Prašome palapinę. Va, teisingi fanai. Čia kadangi Akrosas mūsų mylimiausia komanda, Aha. tai atvarėm su lauktuviu. Eik tu savo. Čia biškį padėjo. Gali dėti ant kapotą. Nu, šiandien mes čia varysim. Jo, O kas čia per daiktas? čia Nežinom, ar dėsitės ant naujos naujai mašinos. audiniai. O, žiūrim. Vardiniai numeriai. Tu dar. Nu, jau tikrai nebus taip, kad neužsidėsi, būtinai dėsi. Tik dabar galvoja priekia gale. Gal ant langą?
Tu durns? Paskui vėl neliks. Ai, koks geras. Tai va, mūsų fanai išradingi, atvarė pasivažinėt. Tai Audi kol kas biški burbuliuoja, nes labai daug vandens visur variklės skyriui. Tai normalu, kad biški pat burbuliuoja traukiant langų. Bet dabar prasiaušinam langus, prasipučiam, kad neužtrauktų, lekiam dar kartą. Tu durns? Kaip fainai. Šiaip aš turėjo būti tautiai, bet nespėjo ateiti, tai gerai, nes būtų nelik. Būtų suplakta, nes Lero vardiniai buvo ant priekio, tai ten taip ir lyg, kad tu plėt sukišti kažkur. Eik, tu savo, blem, reikia būsą iškart įsidėt. Ačiū labai. Normaliai reikia, ne biški. Kad nepakrutėčiau. Jo, bet. Pala, tu išleisi. Gerai, gerai. Va, išpilsi, pala. Tik sakau, dar nevažiuoja taip, kaip turėtų, nes visa šlapė ir vandens variklės skyriui pilna, tai paburbuliuot nori. Ten tą terlą, kai įlenti, sanką palikti biškį pasvirdą. Neblogai. Gera. Neblogai. Gera. Smagu. Momentais, kai pramuša, tai net pats sustembi.
verda veiksmas. Čia ištisai Audi net negesina mašinas. Ištisai Audi važiuoja. Vežiojam draugus, fanus, žiūrovus, vieni kitus. Va, jį reiks pravėžti, sakė, nusikopijuos namans, kaip reikia vairuoti. Ne, tai pažiūrėsim, kaip tu ten vairuoji, žinai. Ar normaliai? Vėl žinai, nes Ne, normaliai važiuoji, jeigu tu per karas, čia gali pasigalinėti, kur aš sakiau, va, kepurį lenkiu, į trečią vietą paėmė. Apulėrinau, ten neturėjai būti. Bet buvo. Ten žvėrė vietų buvo. Buvo. Žvėrė, sakė, irgi buvo. Buvo. Tai va, žodžiu, trasoj daugėja vandens. Atrodo, kad taškom tas balas, bet trasoj nemažėja tą vandenį, nes vis pastoviai prilyja nauja. Tai prieš tai važiavam Audi likus pusį ratą labai burbuliuot pradėjo, bet dabar vėl pradžiuvo. Tai Pradžiuvo žvakės važiuoti. Pradžiuvo žvakės galim važiuoti. Žiūrėk, karočią, kai buvo užkurta, neįsijungė nei atbulinis, nei pirmas, sakau, užgesinsiu. Ant užgesintas bėgi jungėsi, bet... Nebesikur nėra. Dar kad pakur. Vai, dabar bėgi atsirado. Užteka česnelį pažiūrėti. Šalta, kad Sankabas. Nesupratau. Dinga. Ką taip įdominė, tik tau leidž bėgius, žiūrėk, ne, netgi mėti. Nu, bėgi, tai va, jungės kuo puikiausiai ir Nu, pirmas. ir ta prasme, nors ir numintai tau leidž netgi jungs, man rodo. Nu, Ta prasme, ir nenumintai netgi. su cilindriuku bus kažkas jaučiama. Tai tą džipą man atsius ar ne? A? Džipą man reikia. Tau nebevažiuoja? Sankabas dinga. Džipą reikia! Taigi prašiau džipą. Sakė, atvažiuoja. Aš sakau, būčiau pasakęs, kad neskiriaus Kievas, bet gerai. Oi, sėdėjom su savo bičiulį krytė į mašiną ir atvažiavam prie starto, jau čia pasigazavom, jau čia. Tuomet bus čia sankabė ragas. Tai gal ir sankabė jau. Jeigu suko tau pedalą, tai nukris. Na ir ragas, reiškia. Žodžiu, antrus grįžtim su Alfonso pagalba. Sėdėjom, jau atvažiavam su bičiuliu, atsistojam, jau viskas, jau laiksim. Pirmą bėgį įjungiam, paukšt, stovim. Nieka, tai sakom, gal reikės organizuoti prieš sezoninę pasivažinėjimą treniruotę su nauju modeliu jau. Atvarysi koką? Žinoma. Čia blemba kažkaip ant tavis ir baigės gaila blemba. Būna taip. O, temp, bičiuli, temp. O, aš jau nepadėsiu su savo varomais ratais. Kvapas kažkoks, bet čia blemba, nes... Bet labai smirš tikrai nesankabas. Bet čia nesankabas kvapas. Čia mes nedegam? Nu gal ne? Nes kvapas tai labai įdomus. Man tai atrodo, kad mes degam, žinok. Nu jeigu intensyviau, tai žinai. Nu gal. Ką žinau, gesinam, čia gal tą mašiną. Ai, čia ne mes, aš galvoju, kad čia dar. Nu, nepyk. Ne, viskas gerai. Toks, kaip saka, motorsportas. Kaip saka, atsitika gyvenimas. Atsitika gyvenimas, nieka. Kitą kartą asmeninis kvietims 2 kart pravažiuoja tiek. Sutarėm. Kažkas mirda, nes nedegam. Palei kvapą tai degam. Pagal kvapą tai degam. Nes sankabas kvapsa, dega kažkas. Galit pažiūrėti gal? Tai jeigu leisit į tą vietą. Jo.
Nes kvapstai kaip degtume. Atsisėsk ir užuosi degėsi. Tai nereikia atsisėsti, užtenka dursę daryti. A kas čia galėjo sudegti tokį įdomį kvapą? Nesu taip kvapą tokio užuodis mašinai. Čia kažkas sudegė. Čia laidai. Arba tebedega. Nes mus kai tempė, tai mums dar daugiau tą kvapą buvo. Mes galvojame, mes nedegam tik tai. Labas. Labas. Vos radom. Vos radat? Pirmą kartą matai šitą. Ai, o geras tralas. Pažiūrėkit, su kokiais tralais suvažiuoja. Lewisą Hamiltoną tralas. Ką, aš tavo šiandien pirmas klientas? Bet aš tave na haliavą būčiau patempęs. Na nieka, bet tai ką padarys, blemba, nu matai kaip buvo. Pats pasikviečiu, pačiam prireikia. Na tai jo. Tai Audi jau antros pakatuškės neatlaika. Pernai neatlaikė iki galo, šiandien neatlaikė iki galo. Bet žinok, kvapstai degimo kažkoks. Svilėsiu. Nu, blemba, sankaba, man atrodo. Bet tai čia, kad smirdžiau smirdį negu sankaba. Aidrik pas Česneliumba. Gal pasakys Česneliumbas. Nu, sankaba man keletą kartų šiandien buvo pabuksavus, žinai. Ką įtarė viršininkas? Nieko neįtarė. Svarbiausia, kaip dabar užkurti čia jūsų tas naujovis. Tai dabar... degims. Kur? Knopkė. O šitą knopkę. Šitą? Į šoną. Į kitą. Į kitą. Bėgi jungus ir kuriant nebandėt? O. Nu ir dabar pabandyk. Ne, tai bėgi bandžiau jungus kuriant ir sangavas padam. Dugne ir viskas. Niekas nėra atšoka. Nu kaip nebėra sangavas, kaip nebebūtų. O be sankabos užsitikti? Ne, tai įsijungia bėgis, bet nu, neužtikurs. Ne, nevažiuoja, ne. Avanak sankabos, ką čia bėgėštas? Startą darai? Ką? Startą darai? Jo. Nurodai. Nes iki startą gražiai nuvažiavau, viską startą sustojau, užtikėliau biškį sūkio, paleidau ir sustojau vietoj. Net nepaidėjau, net nesukratėjau. Galim jau eiti prie stipriųjų? Ne, o tą džipą galim patraukti? X5? Ne. Alfonsai, gali biškį švaryti savo džipą, gal dar pasikrapštysimės? Ką, stumėm? Nereiks tu. Nereiks stumt? Nepasileisam pavaros. Aš bandžiu. Man nepavyko. Tau nepavyko. Man nepavyko. Ir tas priservis sankaba. Kai būtų žiauriai daug žemių ant cilindriuko. Va, jos negali atkelti. Jo, jie traukia gilit. Na, bandyk. A užgesinsiu tą pačią knopkę, kur tumbleris. Su tumblerį, ne su knopkį. Kodėl man nevažiavo? Nu gal mes dar dainuosim, nes Česnelis sugebėjo užkurti ant bėgio, tiesiai degimą, kūrimą ant pavaros. Sakė, cilindriuks greičiausiai užsimėti žemėm tiek, kad jau nebevaikšta pedalis. Gali būti. Gali, bet tai eik prie to cilindriuko, vaikai. Tai dabar eisim prie cilindriuko. Ar prie buteliuko? Jeigu prie cilindriuko neprieinam, tada einam prie buteliuko. Jeigu prieinam prie cilindriuko, prie buteliuko neinam. Jis čia važiuoja. Tai čia, kad sankaba Neveikia. Antro važiuoti. Antru startuoti ir antru važiuoti. Gali atsitikti. Ką čia begalvoti? Šitą, akiokai, dota nėra. O? Nėra stabdžių, visai skyšia to, tušis. Užpil. Ble, turėk, kada aš ten nepaėmiau. Dėl to ir nėra gal. Nu, gal skystis bus, gal ir sankaba atsiras. Arba cilindriuks iššoka lauk. A dėl ko išvaryt galėjai skysti? Kažkur prakiūra, nu. Vamzdelis arba šlangutė kažką tai. Prakirtom, nu, kažką. Akmenin kokiam nu. Arba įtempta kažkas.
Vamzelį viduje buvo. Vidai. Nu tai, Vis laukia. atsakymą jau turi. Vis laukia. Vis tiek kažkas gavosi. Davai, neužges. Neužges. Ach, jo, papa. Matai, šlapė visą vandens daug gavo. Dabar grinai dėl vandens jinai burbuliuoja. Nu vis tiek kažkas pavyko. Ne pagal planą, žinai, bet va, pravažiavom kažkiek. Užpylė, paskui viską užpylė. Aš negaliu čia tiesiog laikytis už viršaus. Ne, už vamzdžio niekada nesilaikysiu. Nukirus pirštus, tik virsi. Ne, tikrai ne. Žinok, pailsė geriau, kol aš atleisiu viską. Žantą prisekt, sakė. Ai, šidar. Kišk ranką. Prisek, žiūrėk. Žans, gerai prisek, žiūrėk tu man. Būt blogas, sakyčiau, atlaisvik, dar aš griūsim. Kad jam Čia nepareis, be šans. Didelis, jie padidėjai, žantai. Tai pala, Aš dabar sumažėjau, tarp kitko. Sumažėjai? Jo. O tai ko tos nebeatsileidžia? Tu gal viskas, jau žantą. Ne, atsileidžia. Limitas žantą. Dar palauk. Limited edition? Žant edition. Tu jau net mane viršį. Negali būt. Nu ką negali būt, pažiūrėk.
per varžybas kažko matyti. Jo, čia. Tik dar šalia žmonių buvo. Jo. Nes čia, tai, pavyzdžiui, aš neįsivaizduoju. Nieka čia nematysi, čia jau reikia. Iš pačio viršaus to. Iš pikiuką. Ne, už metalinę. Niekas, sako, nesimata. Žiūrėjau, sėdžiu per kampiuką, dar čia matos, kad gerai. Čia matau, ten ir išmatau. Nu, kaip pavyko Žigulio operaciją vadavimą? Normaliai, jeigu būtų iš ko užkabinti, būtų greitai. A, nebuvo iš ko? Nu tai ką, aš trūksta tos virvutės ten jaunų. Taip, ratau. Bet išlupai. Išlupam už stabilizatorius užkabino ir... Kitaip nėra už ko. Nutraukiu į priekį ir gale tos virvutės ir... Nu jo, supratau. Giliai iš ten Tai sėdėjau. jau kiek šiandien klientų? Antras buvo, ne? Trečias jau. Jau daugiau? Trečias, ketvirtas. Ketvirtas? Uliam, daug darbo čia. Ne, tai reikia atidirbti. Na, kaip krosas? Visai nieko, sakyčiau, aš nelabai suprantu, kai jūs važiuoja tiek ratų, su tiek žmonių, kaip jūs kažką matot, nes jūs, na jo, jis daužo, tai čia visai prikolas, įdomu. Už tai šoną ir mėlinkę nežiūrim į šonus. Jo, tas taip. Pavežiojam, kas atvažiavo, bičiuliai, dėkui jums, pavežiojam, kiek ta mašina važiavo, kiek ne, nes žiauriai šlapia, viskas užpilta vandeniu. Ant pačią galą matėt ir sankabą dingo, tai be sankabos dar pasivežiojam biškį. Nedūtį dar norėjau duoti pačiai pavažiuoti, bet... Sankabas nėra. Sankabas nėra. Tu nesijauti tiek specialistas, kad be sankabas važiuoti? Ne, nesijaučiu. Supratau. Reikės iš trasos traukti. A kaip įspūdžiai, kai šalia? Faina, gerai, važiuoja. Linksma. Galvojau ant vieno posūkio ten, kur šlaitas, kad užpakalį gerai ten jau gausim. Biškį išgazdinai, bet šiaip tai labai pakėlė. Supratau. Nu tai va, tai dabar, kaip bus nėrkos pagaminta nauja, prieš sezoną testuosim naują. Tik nesuėsim. Gal nesuėsim. Ką, tai kraunamės ko gerą mašinėlę, žiūrėsim, kas čia dar gero vyks, nes šiaip važinėjimas iki 3. Mes dabar turim pusę 2 ir nebėr prasmės, ta prasme, čia dėl smagumo tiesiog patiem važinėtis. O visi tie, ką pravežėm, tai jau patenkinti, laimingi. Ačiū už lauktuvės, ačiū už dovanas, ačiū, kas šiaip atvarėt pasikalbėti, pasisveikinti, kas pralėkti kartu. Tai va, krausim pabiškį mašinėlę. Ką per balas? Kad kareiviai išpatina. Kiek į mokyklą gali padaryti, pašokti ir pasitaškyti. Va taip gali padaryti. Tikras ruduo, kai šlapia, terlas visur, bet ta tokia pakroja terla faina, nes jinai turi tą paviršinį sluoksnį, o pačioje viskas kieta, tai labai smagiai sulėkiam, pasivažinėjom, pavežiuojam vieni kitus, susirinko irgi gal kokių 15 mašinėlių interesantų, kas irgi norėjo pasivažinėti, tai pagal pirminį sąrašą 28 buvo norintis, 13 išsigando lietaus, važiavo 15, tai ne taip ir blogai. Tai va, mes pasivažinėjom tol, kol baigėsi mum cilindriukas, sankabos. Va toks va oras. O tuo metu Alfonsas ir toliau varo dirbti, nes Opelis trasoj įklimpa kažkur sustoja, ar įklimpa ar sustoja, nežinau. Kaip jūs galvojat po tokių purvo procedūrų, kur reikės važiuoti plauti mašinas? Varysim vėl į Probro, nes čia pakruojo molis gers. Aš šlepetės pasiėmiau. Tai tu į plovyklą peškom užeit gali pas Probro. Aš šiaip su šlepetėm planavau į mašiną lipti. Į Probro kaip tik šitaip reikia eit, kad tave nuplautų. Tai Probro ten kilimėlius net valo, yra aparatas, reiks pabandyti. Tai nieka baisu sukur priminsi. Dedame šlepetės, o batus jau ten plausim. Taip. Nu, Nerkutį, kaip galima apibendrinti pasivažinėjimą? Šiaip tai labai geras pasivažinėjimas, geras oro sąlygos, makinė, slidu, va, kas ir labai slidu, viskas gerai, va čia tas ir vairavimo įgūdis, ir žinai, aš su viena ir su kita mašina prasivažiavau, žiauriai patiko, kas liečia, nu, man tai smagiai laiką praleidom, tikrai smagiai praleidom laiką. Kas dabar su Audi ten mums tika? Nu, sankabas ir draugs numerė ir viskas, nu, nieko nepadarysi ir kaip yra, žinai, nu, viskas, nu, jai viskas, jinai atėjo, jinai jau skundžias pati Audi, nebedroškit manęs, kiek. Ardas jinai. Nu, jau visą atiduokit kam nors kitiem, kad jau nebedrošti, jie tik vara, žinai, kaip į muziejų.
Ja, jau reikalingas, o šiaip tai, nu ką, mašina vis tiek tarnavo, viskas gerai. Aišku, šlapį užpil mum tą žvaklaidžius, kad nori, nenori. Tai nori pasakyti su babinam, kai bus neužpils. Vėl kitaip neužpils, nu ir supranti, ir burbuliuoja. Žiūrėk, pats pirmas rats, kaip važiuoji, nu ahuieną išvažiuoji. Tik tais antram vis brr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 
Ir nėra duobių didelių tokių, kad išsikal duobės purvo tą tašką ir viskas. Taip, ten viskas. Man tai sakau, aš važiavau, tai net nežiūrėjau, kur tos duobės per tapkį viskas, net leidus. Tai dugnys, viso. Šiaip gerai, labai gerai. Jeigu būtų su visais dalyviais, pavyzdžiui, imkim startą pastatyto, ne, išrikiuotų, tai vapšė būtų smagu. Nu, bet kadangi čia buvo ne varžybos, o pasivažinėjimas, toks sezono pabaigtuvės, vakarėlis ekroso, tai buvo smagu. Tai ačiū visiems, kurie atvažiavot, kurie aplankėt, kurie pabuvot kartu, prasilekėt. Tai jeigu dar kažką panašaus organizuosim, irgi duosim žinoti. Ačiū bičiuliai. Apie žiemos, gal žiemą, jeigu bus pagaminta jau mašina. Tai ačiū bičiuliai, kad žiūrėjot ir pasimatom kažkurioje kitoje serijoje, turbūt, kad iš Audi naujos gamybos procesų kažkada, iš garažų. Čiau.